Tai organizacijų kompiuterinių sistemų specializacija yra viena iš informatikos inžinerijos specializacijų, kurią renkasi informatikos inžinieriai. Ir pats pavadinimas jau šneka apie tai, kad pati specializacija yra orientuota į organizacinės sistemas, organizacijų kompiuterinės sistemas. Tai visas dėmesys yra skiriamas į organizacijos problemas, o pati organizacija gali būti nuo įmonės, nuo kažkokios viešosios įstaigos. Faktiškai spektras yra labai platus ir kada specialistas atsiduria tam tikroje aplinkoje, jisai pirmiausiai žiūri, kokios yra problemos ir tada ieško kažkokių tai sprendimų. Pati specializacija, kaip ir informatikos inžinerija, nėra koncentruota į kažkokias smulkias dalis, tarkim, programavimą, kompiuterių techniką, vien tik tai kompiuterių tinklus ar informacinės sistemas. Čia mes žiūrime daugiau į platesnį, aukštesnį tą lygmenį, kada jas projektuojama arba nurodome kažkokius reikalavimus sistemai. Kada turime problemą ir ją kažkaip jūs turite išspręsti. Tai geriausiai, žinoma, pačią specializaciją spindi specializacijos moduliai, kurie yra 3 ir išsidėstę per 3 semestrus. Tai pirmasis modulis yra organizacinės sistemos. Šiame modulyje studijuojama, kas yra organizacija, kokios jos yra tikslai, iš ko jinai susideda, kokios pagrindinės problemos, kaip naudojame informaciją, kokios reikalingos informacinės technologijos. Faktiškai susipažinti su pačia organizacija, kad jeigu jūs nukeliaujate į realią aplinką, į verslo įmonę, jinai irgi organizacija turinti savo tikslus, bet jums nereikėtų galvoti, o ką čia mes dabar galime jai padėti. Kitas modulis yra į paslaugas orientuotos architektūros, kada pačios organizacijos dabar vystosi link internetinių sprendimų ir šiuometinė, kuo didesnė organizacija, tuo sudėtingesnės pačios technologijos, informacinės technologijos naudojamas ir dažniausiai žiūrime jas kaip į paslaugų rinkinį. Tai kokios yra naujausios technologijos, kaip susideda, kaip tarpusavės paslaugos turi bendrauti ir žinoma, visa tai yra internetinėje aplinkoje. Ir paskutinis modulis, kuris labiausiai apjungia visas žinias, kokias įgijote ir pirmame, ir antrame kurse, ir tolimesniuose, tai organizacijų kompiuterinių sistemų projektavimas. Tai yra pagrindas faktiškai kursinio darbo darymas, kuriame grupelėmis susiskirsto studentai, surandama kažkokią problemą ir jinai analizuojama ir pateikiamas projektinis sprendimas. Tai, žinoma, pirmiausiai turim išanalizuoti, kas tai yra per problemą, kokios galimos įvairiausios naujesnės ir senesnės informacinės technologijos, galbūt kažkokie algoritmai jau yra, bet dar nesugebėti panaudoti. Galiausiai panaudojama arba ne toje aplinkoje. Toliau pati sistema yra specifikuojama ir sudaromas pats projektas. Kartu ir aparatūrinė, kaip ir kompiuteriai, kaip ir turi būti pajungti, kokie signalai tarpusavy vaikšto, ir informacinė posistemė, ir vartotojo sąsajos aplinka, ir žinoma kažkoks nedidelis eksperimentas. Faktiškai tuo pačiu, kada ir projektuojama, tada susipažįstame ir su naujausiais projektavimo metodais, kad jeigu nukeliausite į kitą kažkurią dirbti į kažkurią įmonę, kad jau žinotumėt, kas tai yra per metodiką, kokią galima būti taikyti ir, žinoma, praktiškai jau būtumėt išbandę. Tai faktiškai šitas kursinis darbas, jisai kaip yra įvadas į bakalauro baigiamąjį darbą, kurio, žinoma, tik tai
kokybinio atveju, kokybinė pusė, bakalaurinis darbas yra daug stipresnis. Ir jūs turite pateikti kažkokią organizacijų kompiuterinių sistemų projektą. Ką dar? Viskas? Ką dar norit? Na, aš nežinau.